Rūta Andre kone visą savo gyvenimą vaikšto su fotoaparatu rankose. Atsidavusi fotografė tikina niekada nesvajojusi apie gausią šeimą. Juo labiau nesitikėjusi, kad būdama beveik 50 dienas leis iš tų pačių rankų nepaleisdama mažylio. Tačiau sūnų Aleksandrą moteris vadina viso gyvenimo stebuklu. Rūta Andre su vyru Valerijumi ir sūneliu Aleksandru dabar dažnai laiką leidžia sostinės parkuose. 4 vaiką auginanti moteris sako galinti pagaliau neskubėti. Daug ambicijų jau įgyvendinta ir daug patirties sukaupta. 3 kartą ištekėjusi fotografė tikina dabar šeimos gyvenimo suprantanti visai kitaip nei tuomet, kai 19 gimdė savo pirmąją dukrą. Po pusmečio Rūtai 50. Moteris nė nebando slėpti, lakstyti paskui mažylį tokiame amžiaus etape nėra lengva. Tačiau pašnekovė nebejoja. Viskas prasideda nuo vyro ir moters santykio, tad ji sako 3-ojoje santuokoje jau nebedaranti daugybės klaidų. Pavyzdžiui, vyras dažniausiai ko jisai nori, kad pagamintų jam valgyti, žinau, man taip atrodo. Ta prasme, mano dabar atveju. O man, pavyzdžiui, nepatinka gaminti valgyti. Bet gaminat? Pagalvoju, kad noriu parodyti meilę ir tada gaminu. Tai, ta prasme, dėl jo? Jo, dėl jo. Ta prasme, tada aš jau taip, kad jam gerą padaryti. Ta prasme, ne dėl to, kad man ten labai patinka, bet jau noriu gerą žmogų padaryti ir tada darau. Rūtos darytos fotografijos puošia daugybės žurnalų viršelius. Daug žvaigždžių stovėjo ir priešais jos objektyvą. Bet mažai kas prisimena, kad jaunystėje Rūta dirbo modeliu ir buvo lietuvių dizainerių numylėtinė. Beje, kaip ir jos sesuo Aistė Andrijauskaitė. Tai labai geri genai. Genai tikrai geri. Ir mano tėvai, mūsų tėvai geri buvo. Tuo atžvilgiu mane dažnai girdavo, tėtės ypač. Ir sakydavo, kokia aš gražiai ir siūlė man eiti į Miss Lietuva. Bet aš jums sakau, kokia aš Miss Lietuva, jeigu aš tokia tamsi. Ne, ilgakasė blondinė. Jo. Rūta gimė ir augo Vilniuje, tačiau patikina, jos šeima sostinės Pavilnių regioninėme parke, gyvenusi kaip tikrame kaime, ne tik augino daržoves, tačiau ir vištas bei triušius. O Rūta sako, visada iš aplinkinių išsiskyrusi tamsiais plaukais ir ryškiais veido bruožais. Ir ne veltui, jos šeimos šaknys siekia net Kiniją. Prosenelis kinietis, jisai atkeliavo į Sibirą. Jisai bėgo, galima sakyti, ten buvo karas ir jisai bėgo ir pabėgo į Sibirą. Ir ten sutiko mano promočiutė jau. Tai jinai sibirietė, reiškia. Ir ten pradėjo gyventi, subūrė šeimą. Tada mano močiutė ten gyveno, reiškia, kaip atvažiavo senelis, gydytojas iš Ukrainos senelis. Atvažiavo jau į Sibirą kaip praktiką atlikti. Ir sutiko močiutė mano, ten įsimylėjo ir po to išvažiavo į Lietuvą gyventi, nes mano senelis kaip praktiką čia vėl atlikinėjo. Čia trūko specialistų ir jis taip ir pasiliko su močiutė. O mano tėčių ten daugiau lietuviai, lenkai, tokie jau europietiški. Rūta savo pasiekimų kolekcijoje turi ir Miss karūną ir nemažai patirties dirbant modeliu. Tačiau jis sako, šio darbo niekada nesureikšminusi. Dirbti moteris pradėjo jau susilaukusi dukrytės, tad pirmieji nepriklausomos Lietuvos mados renginiai jai tai buvo skanus gyvenimo prieskonis. Buvo Ramunės Piekautaitės veido, ar ne? Jo, buvau ir Sergio Gadžiumeno mėgstamiausias modelis, ir Julija Janos, ir Talaikytės irgi. Tai tos kartos mes kaip Renata Mikelinytė, Julija ten tokia buvo, Mėda, aš ir Asta Muralytė, man atrodo. Kalbinau neseniai rodė. Jo, tai pagrindė mes ten... Žodžiu, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tai prasidėjo jūsų karjera, ar ne? Jo, visiškai netikėtai, aš šitą nesiekiau, neieškojau. Galiausiai Rūta suprato, kad kitoje kadro pusėje būti daug įdomiau. Baigė fotografijos studijas ir taip pamilo savo profesiją,
kad fotoaparato ištisą dieną iki šiol nepaleidžia iš rankų. O po pirmųjų skyrybų tai tapo ir vieninteliu jos pragyvenimo šaltiniu. Aš įsiskyriau, kai buvo 2,5 metų vaikui. Ta prasme, kai man karjera pradėjo sektis, aš pradėjau važinėti dažniau. Ir, taip išėjo, gal sutapo, nežinau, ar kad vyrą apleidau. Aš bandžiau neseniai prisiminti, kaip aš išėjau, taip lengvai kažkaip išėjau, galvojau, be jokių ten kažkokių, iš pradžių net apie skyrybas negalvojau, paėmiau gal daiktus, net tik tai ir viskas. Ir viskas, ta prasme, kažkaip taip. Dabar, jeigu man reikėtų skirtis, tai aš neįsivaizduoju, kaip man išeiti, prasme, net neįsivaizduoju. Žodžiu, jaunystėje viskas ant karštųjų. Jo, kažkaip labai paprastai, labai lengvai, taip ir 1, 2 išėjai ir viskas. Dabar Rūta sako, kiekvieną savaitę einanti į bažnyčią pas kunigą Algirdą Tolijatą. Nors kadaise ji intensyviai praktikavo jogą, žavėjosi vegetarišką mitybą bei kitomis religijomis. Tačiau paieškos baigėsi ir dabar ji geriausiai jaučiasi grįžusi į katalikų tikėjimą. Antra santuoka gal mane daugiau jau nukreipė į dvasinius ieškojimus. Tai vat, dėkinga jam už tai, nes supratau, kad, reiškias, ne aš gal kalta ten, ta prasme, kad ne vyras kaltas, kad, dažniausiai, kai skiriesi, tai oi, ten viskas, antra pusė kalta, aš čia toks geras, toks pūkuotas visas, ar ne. Pradėjau ieškoti savyje, kas manyje negerai, kad aš vis taip nemoku sukurti santykio. Ar radot ką nors? Jo, radau tikrai daug dalykų, galima sakyti, ta prasme, egoizmas, tas pagrindinis mūsų kaip blogis yra egoizmas, tai jisai visom formom ten pasireiškia, neatidumo, neatjautos. Rūta neslepia, tarp fotografų konkurencija visada buvo nemaža, tačiau jai padėjo pažintys. Buvęs modelis mados pasaulyje jautėsi sava ir pažinojo kone visus žinomus žmonės. O išraiškingi žmonių portretai netrukus tapo Rūtos vizitinė kortele. O nufotografuoti ir taip daug nuotraukų turinčią įžymybę dar kažkaip įdomiau, patikėkite, nėra lengva, sako Rūta. Visos jos labai noringos ir prie portreto teko sėdėti po 2 dienas. Tai tas nepatinka, tai nas nepatinka, bet mane mokė kantrybės, va tokie kaip atvejai. Ir aš daugiau įsiklausydavau į žmogų, ta prasme, į jo poreikius. Manęs kaip ten neužgaudavo, bet aš žiūrėjau, ko žmogus nori, kaip jis mato, man labai buvo įdomu. Visos 3 Rūtos dukros jau pilnametės. Moteris sako galvojusi, kad užauginusi jas, leisis į įvairias meditacijos keliones. Apie 3 santuoką ji nelabai ir galvojo. Keletą metų nepavyko susilaukti vaikelio. Norėjot, planavot, ar ne? Jo, taip aš kažkaip man galvoju, tai dar yra laiko, kaip sakyt. O kiek jūs metų kartu jau? Dabar 5 metai jau. O dar truputėlį grįžtų vieną žingsnį. Kaip jautėt, kad čia yra tas vyras? Nebuvo nusivylimo po 2 skyrybų, kad aš nebenoriu jokios šeimos, man geriau vienai savo dvasingam pasaulyje? Jo, buvo toks momentas, kai aš mėgaujuosi savo to gyvenimu, man buvo labai gera, aš jau ten buvau mokyta, kundalini jogos mokyta, jau čia visus jau mokau ten ir taip, Ir žiūriu, kad žmonės, kurie ateina ir jiems pradeda keistis gyvenimas į gerąją pusę, kad veikia ir galvoju, kaip gerai iš tikrųjų kūrė gyvenimą ten su antrom pusėm ir gimdo vaikus ir viską, ta prasme, nieko nerealaus nėra. Ir galvoju, tai gal man reikia pabandyti tą šeimą sukurti, surasti savo antrąją pusę. Ir aš taip ir paleidau savo tokią mintį, kad noriu susitikti savo antrąją pusę. Man buvo taip įdomu, kaipgi ta mano pusė antra atrodo ir kaip man pavyks kurti santykius.
Ir galvoju, nu, patikrinsiu, kiek aš esu jau tokia jau tobula ir nušvitusi santykiuose, nes tik per santykius gali patikrinti iš tikrųjų, ar tu esi jau ten nušvitęs. Bet jeigu žmogus turi daug skyrybų, nu, tarkim, ar ne, jau tam nušvitimo periode, ir jam vis nesiseka, tai čia reiškia, yra ženklas, kad jisai netoks ir nušvitęs. Nes viskas yra meilė. Jeigu yra meilė, nu, ta prasme viduje, jeigu tu esi pilnas meilės, tai tu tiesiog priimi žmogų toks, koks jis yra, su viskuom. Ir nereikia ant jo tada pykti, kaip ir nėra priežasties. Taip, tai tiesiog priimi žmogų tokį, koks jis yra. Aišku, mes visi nesam tobuli, ne, ten. Mes praeinam ten savo kažkokias patirtis, kelionės ten ir išbandymus, ne? Nu, bet tu tiesiog praleidi. Nu, aš šitą praktikuoju dabar. Mes pritraukime tokius žmonės, kokie ir patys esame – perfekcionistus, egoistus. Vadinasi, patys savy turime tokių savybių, nebejoja pašnekovė. O kaip jums tokiai visai nušvitusiai sekėsi ieškoti tos antros pusės? Nu tai va, tai rudenį atsimenu labai gerai, jau tokią mintį paleidau, kad noriu sutikti savo antrąją pusę. Ir kaip dabar atsimenu, buvo mano gimtadienis vasario mėnesį, mes darėm holistinę pirtį, aš sukviečiau savo draugės, nu ir ten tokia pirtininkė, Birutė, tokia faina. Sako, nu, davai, Rūta, paleidžiam tavo norą. Ir ten atsimenu tokie pečius toks, ugnys ten rusena, viskas ten. Ir toks takas, kaip šitas lėktuvo iš žvakių pastatytas. Ir mes ten visos man palinkėjom surasti man antrą pusę. Praėjo grinai vienas mėnuo. Ir aš jį sutikau. Tiesiog, nu, aš taip paleidau, ta prasme, nu, ką aš dabar eisiu ieško. Tai taip išėjo, kad aš Valerijos darbus mačiau kaip tokia Loop viešbutė, buvo jo paroda, bet neatidarimas buvo tiesiog, aš pastebėjau jo darbus ir man labai patiko. Ir aš dar pagalvojau, kaip įdomiai va šitą techniką, kurią jis naudoja, labai man buvo kažkada ten prieš porą metų labai smalsu pačiai išbandyti. Taip Rūta susipažino su savo būsimu vyru. Jis sako, dviems menininkams kartu būti ir lengva, ir įdomu. Kažkaip jau jaučiu, kad man jisai patinka ir kad visai gal nieko su juo būtų draugauti gal. Tai pažinti jį giliau ir aplamai tokie mistiniai mūsų susitikimai kažkokie buvo ir po to staiga karantinas. Ir mūsų meilė, galima sakyti, karantininė. Labai buvo toks kaip dėmesingas ir norėjo man padėti, tai labai daug padėjo per karantiną ir mes taip kažkaip mūsų draugystė. Ir jau žiūrim, kad mums jau kartu gerai. Ir nu, viskas, ir buitis, ir kūryba, ir, nu, ta prasme, vieną kitą suprantam labai. Ir nu, tikrai pajutau, kad tai yra mano žmogus. Rūta neslepia, svajojo apie sūnų. Tačiau po keleto metų nesėkmingų bandymų priėmė tai kaip likimo ženklą. Galbūt jiems tiesiog lemta gyventi dviese. Kaip sužinojot, koks buvo jausmas, kai sužinojot, kad laukitės? Nu, man tai iš vis buvo kažkoks, ten buvo wow. Ta prasme, netikėta visą pirmą, aišku, nu, nes buvo jau 15 savaitė, man atrodo. Jau, ta prasme, jau pakankamai jau taip nemažai jo. Ir aš labai apsidžiaugiau. Ir tokia pirma mintis galvo, kiek man bus metų, kai jam bus ten po 20 metų, kiek jam ten bus. Ar aš dar galėsiu, ta prasme, su juo bendrauti, ten kažkaip dalyvauti jo gyvenime. Tai tokia buvo iš pradžių džiaugsmas, o po to paskaičiavau,
ar sugebėsiu pilnavertiškai jam duoti tą tokį kaip auklėjimą ir buvimą kartu. Tai reiškia, buvo tokios kaip čia baimės, skaičiavimo? Taip, buvo, aišku, vis tiek, kaip sakyti, jau ne pirma jaunystė. Labai nedaug moterų Lietuvoje susilaukia vaikų 47 ar vyresnėme amžiuje. Todėl, kai Rūta tokio amžiaus 4. sykį tapo mama, apie tai rašė kone visi žiniasklaidos kanalai. Labai daug tokių, apie 40 ir virš turi vaikų mažų. Ir visi labai kažkaip laimingi ir džiaugiasi. Ta prasme, iš tos pusės, tai iš savo artimo rato, tai tikrai nebuvo. Iš komentatorių piktų? Nebuvo tikrai. Mano močiutė labai laukia šitą, sako, Dieve, kaip gerai, kaip noriu pamatyti, bet gaila nesulaukė. Vat, išėjo anksčiau. Ir tik tai, vat, kaip nemalonus toks buvo momentas, kai ėjau pas gydytoją ir daryti tyrimą AC, tai tada ten kažkaip supratau, kad čia nelabai taip palankiai vertina medikai. Jo, kažkaip jau taip. Ką jūs sau leidžiate, net? Na žodžiu, bet jo, tada kažkaip man, o aš dar neščia taip reagavau labai jautriai, nu ir gal ir dabar sureaguočiau taip pat. Nu, ta prasme, aš labai verkiau, atsimenu, po to susitikimo. Jo, man taip kažkaip, Tai tokie esminiai skirtumai dabar vat, su to 19-metė mama, kai save palygintumėt, daug kas skiriasi? Tai tikrai daug labai. Dabar yra daug tokios vidinės ramybės, brandos ir noro duoti kuo daugiau gero tokio, kokybiško bendravimo, ne? Bet sakėt, jūs esate tokia mama, kur ir maistas ekologiškas, drabužėliai ekologiški, darželis turbūt bus privatus, kad kuo daugiau laiko laukia, taip jau, kaip sakant, viskas kas geriausia, labai atsakingai. Jo, tai viena tokia, kaip, auklytė jauna buvo atėjusi ir aš jai pasakoju savo grafiką, tai jinai sako, bet jūsų dėlį, mama. Ir sakau, kaip kitaip. Sakau, mano laikas dabar toks, ta prasme, aš dabar suprantu, ta prasme, yra laikas jaunystėje, ne, ten tu diskotekas, bendravimas, draugai, yra laikas, kai tu studijuoji, tada reikia atsiduoti studijoms daugiau žinių pasisemti. Yra laikas po to, kai tu kuri šeimą ir tie 2-3 metai, kur tu turi su vaiku būti kokybiškai, kuo daugiau praleisti laiką kartu, ne šiaip sėdėti, teliką žiūrėti, ne, o ten turi būti žaidimai kažkokie, ten pasivaikščiojimai, būreliai, ta prasme, jausti vaiką, ko jisai nori, ko nenori, ta prasme, domėtis psichologiją vaikų, ten yra ką veikti, o tikrai ne tik ten, ta prasme, žaislai tai yra toks, greitas dalykas, ne, pažaidė, numeti viskas. Bet vaikai daugiau vertina tą bendravimą, tą kūrybą kažkokią ten iš pagaliukų, ten iš akmenukų galima sugalvoti. Ne? Rūta nebando slėpti. Fiziškai tikrai sunkiau būti vyresnė mama. Jau norisi daugiau ilsėtis, greičiau pavargsti ir apie tai taip pat reikia kalbėti. Ar yra kažkokių dar minusų dėl amžiaus? Yra toks minusas, kad norisi pamiegoti, pailsėti, dievana, taip. O vaikas kaip tyčia naktį nemiega. Kai energijos yra, aš jau pati pastebiu, kad noriu ten žmonės nueiti kažką padaryti, o taip buvo tokie 2 metai sunkus iš tikrųjų, nes norisi ir vaiko tą dėmesį duoti, iš kitos pusės pavargusi, žodžiu, toks buvo minusas. Rūta sako su amžiumi supratusi, kad motinystė gali būti visokia. Todėl dabar ir į savo, ir į kitų gyvenimus stengiasi žiūrėti be jokio vertinimo. Jo, visiškai tokia. Demonstruoti, ar ne? Jo, aš galvoju, kuo ten vargsta tos moteris, ten tokios pavargusios, kuo jis ten pavargusios. Taigi, būk tu ten, laikykis režimo ir tau viskas gerai seksis.
kažkaip taip galvoju. Ta prasme, aš laikiausi pagal knygą, man viskas sekėsi gerai, ten laikytis to režimo ir aš galvoju, matyti apsileidėlės motinos ten, nu, taip kažkaip jau taip. Bet mano po to patirtis jau, kadangi turiu 3 dukras ir sūnų, jau suprantu dabar, kad ne vien tai lemia, koks vaikas bus ar ramus ar neramus. Ir man dabar kaip juokinga prisiminti tą kategoriškumą savo, ar ne? Jo, kad jo. Ir dabar su metais suprantu, kad aplamai nereikia viską taip kategoriškai kaip vertinti. Tai ir viskas, ką šiandien norėjome jums parodyti ir papasakoti. Susitiksime po savaitės. Iki.